Sveiki, aš Ilona Juciūtė sveikinuosi iš centrinio Kauno turgaus. Šiandieną gaminsime burnoje tirpstantį itališką desertą tiramisu. Išvertus iš italų kalbos, tai reiškia pakylėk mane iki dangaus. Mums reikės 10 kiaušinių, trynius atskirti nuo baltymų. Pliurk. Iš baltymų vėliau mes įsikepsime morenginį vyniotinį su avietėmis, o trynius sumaišau su cukraus pudra ir išplaksim. Taip, dabar viską gerai išplaksim. Šiek tiek paplaktus kiaušinių trynius dedame ant garų vonelės ir plakame, kol masė padvigubės ir pašviesės. Garinti reikėtų tam, kad būtų mažesnė rizika susirgti salmoneliozę. Plakame apie 5 minutės. Masė padvigubėjo, pašviesėjo, nukeliam nuo garų vonelės ir dar kartelį ant pačio didžiausio galingumo perplakame. Į išplaktą trynių masę pilama Baileys likerio. Įmaišau maskarponę ir palengva perplaku. Perplakti nereikėtų, nes maskarponė perplakta suskystėja. Kitame dubenyje iki standumo išplakame grietinėlę. Į kiaušinių masę dedame išplaktą grietinėlę. Viską gerai permaišom. Į apvalų indą. Žinoma, galima pasirinkti vieną didelį indą arba kelis nedidelius, tuomet svečius galėsite vaišinti kiekvienam po atskirą indelį. Tiramisu sunkiai išsiima, tai bus valgyti paprasčiau. Taigi, aš renkuosi didelį indą. Kiekvieną pirštelį mirkau kavoje ir iškloju dugną.
kremą. Paskui palaikiu šaldytuve, kremas sustandės. Dabar jisai toks skystas. Taip. Ant kremo visada barstosi sluoksnis kakavos. Sako, tiramisų desertas gimė Pirmo pasaulinio karo metais, kuomet iš skurdo šeimininkės turėdavo sunaudoti sudžiūvusio kepinio likučius. Tai jos išrado būdą atvėsusią kavą sumaišyti su sudžiūvusiais kepiniais. Viršutinis sluoksnis būtinai turi būti iš kakavos. Ir puošime šviežiomis uogomis. Šiaip tiramisų papuošti užtenka kakavos, bet kaip turgus pilnas šviežių uogų, tiesiog neįmanoma atsispirti, nepapuošti. Seilės bėga. Taigi, tiramisų paruoštas, dabar aš jį statysiu į šaldytuvą 4-6 valandom ir tikiuosi, kad jis tikrai pakilės iki dangaus. Taigi kviečiu ir jūs naudoti šiuo receptu. Skanaus!